6 ir 3, tai yra devynetas. Ir sidabrinė žvaigždė. Devynetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu gaila. Yra kaip yra ir čia, kaip sakoma, jau nieko nepadarysi. Tokia, matyt, buvo sėkmė, kad sidabriniai žvaigždėjai buvo lemta pasilikti stovėti. Bet, ponios ir ponai, mes artėjame prie tos vadinamosios finišo tiesiosios, kada beveik visi žirgai bus įveikę savo antrąjį ratą. 5 ir 1. Tai yra šešetas. 5 ir vienetas, tai yra 6. Ir kaip tenai reikalai su mūsų bucefalu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neblogas reikalas. Na ir dabar strėla. Strėla. Pasistengkite vardant savo komandos žaidėjų. Jeigu jūs išmesite ne tiek, kiek jie tikisi, jie jums niekada neatleis. 8 taškai, taip? 8 taškai skaičiuojame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neblogai. Jūsų kelyje liko tik tai 2 kliūtis. 2 kliūtis. Realiame hipodrome tos 2 kliūtis, jos yra įveikiamos gal ir lengviau negu mūsų improvizuotame hipodrome, kada reikia pasistengti nepataikyti į šitą sieną. 6 ir 3 ir tai yra devynetas. Kur kitas mūsų Henrikas 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tai jau neblogai. Na ir ši komanda, iš kurios veidų po truputį dingsta šypsenos, bet neskubėkite. Neskubėkite pasmerkti save pralaimėjimui. 4 ir vienetas, tai yra penketas, sidabrinė žvaigždė. Per 5 langelius juda į priekį. 1, 2, 3, 4, 5. O dabar jau prasideda tikra finišo tiesioji. Žemiau niekas jau nenukris. To dar nėra buvę mūsų žaidime. 2 vienetukai. 2 vienetukai. Jeigu buvo prieš tai lyderiai surinkę 3 taškus, jūs surinkote 2 vienetukus. Ir bucefalas tik tai per 2 langelius eina į priekį. Na ir dabar visų dėmesys prikaustytas prie strėla. Žiūrime, kokiagi teorija patekti strėla ant akmeninės sienos. Jeigu jūs surinksite 10 taškų, tai bus katastrofa. Jūs įsivaizduojate?